O2 naudotojo instrukcija. Kaip priimti medžiagas užsakytas pagal pirkimo užsakymą medžiagas į sandėlį. Yra du būdai, kaip pamatyti, kokios medžiagos yra ateinančios į sandėlį. Vienas iš jų - nueiti į pirkimų modulį, atsidaryti pirkimų užsakymą ir viršuje pirkimų užsakymo matome, kad turime šitas pirkimų užsakymas yra patvirtintas, reiškia dvi žaliavos, vienos yra 65 vienetai, kitos 121 vienetas ir čia yra gavimo į sandėlį suformuotas būsimas gavimo į sandėlį dokumentas. Mes galime jį tiesiog čia paspausti ir matyti, reiškia warehouse in, toks dokumento įeinamasis numeris. Ir dabar mums reikia pažymėti, reiškia atvažiavo žaliavom, ar mes tas žaliavas gavom ir kiek mes jų gavom. Tai vienas iš būdų yra paspausti šitą ikoną, tada pridėti eilutę, pasakyti, reiškia, kad mes gavome 65 vienetus ir patvirtinti. Matome, kad V1 produkto mes užsakėme 65 vienetus ir gavome 65 vienetus. Lygiai taip pat darome ir su produktu V3, vėlgi spaudžiame šitą ikoną. Pridedame eilutę, sakome, gavome visus 121 vienetą, patvirtiname ir mums belieka tik tai patvirtinti gavimą į sandėlį. Spaudžiame mygtuką Validate, tokiu būdu, reiškia, matome, kad praėjo gavimo į sandėlį dokumentas, praėjo visą kelią nuo juodraščio iki laukimo, iki paruošimo ir įvykdytas. Tai reiškia, kad gavimas į sandėlį šiuo metu pagal pirkimo užsakymą 0017 yra įvykdytas.